Sveiki, mano vardas yra Dženis. Tai atsitiko 2018 metais spalio 5 dieną. Tada dar buvau labai jauna. Aš beviltiškai kovojau su priklausomybė, kuri mane persekiojo didžiąją mano gyvenimo dalį daugelį metų. Tuo metu pas mane buvo labai sunkus laikotarpis. Aš buvau labai nerami, nervinga, man buvo nuolatinė depresija. Nemačiau džiaugsmo gyvenime ir labai dažnai galvodavau pabaigti gyvenimą. Vieną vakarą nuėjau pas savo draugą. Su juo mes buvome pora. Jis matė, jog esu labai nerami, apimta streso ir kad man reikėtų nusiraminti, ir jis man pasiūlė kai ką pavartoti nuo nerimo. Man tai nebuvo nauja, nes ir anksčiau buvau truputį tai vartojusi, tačiau tą dieną viskas pakrypo kažkaip negerai. Man pasidarė labai negera, tapo sunku kvėpuoti ir pradėjau kosėti. Nubėgau atsigerti vandens, tačiau tai buvo bloga mintis, nes vanduo tiesiog strigo gerklėje ir aš pradėjau dusti. Tada draugas man padėjo atsigulti ant sofos. Viduje jaučiau didžiulę baimę ir siaubą, ir visa tai susimaišė su apgailestavimu, jog aš taip pasielgiau. Aš supratau, jog aš mirštu. Staiga aš pajutau, jog negaliu kontroliuoti savo kūno, negalėjau kvėpuoti ir mano širdis sustojo. Iš visų jėgų pradėjau vidiniu balsu šaukti: Dieve, prašau, padėk man, nereikia, aš dar nenoriu mirti. Ir tada pajutau, jog aš atsiskiriu nuo savo kūno ir nuo jo tolstu. Pajutau, jog tolstu nuo žemės. Staiga atsidūriau kažkokioje ypatingai gražioje vietoje su opalo bei levandų žvilgančiomis spalvomis. Aš pabandžiau tai nupiešti, tačiau nėra jokių spalvų ir jokių dažų, kurie galėtų perteikti tą neįtikėtiną grožį. Ten viskas buvo gyva. Aplink mane buvo neįtikėtina ramybė. Kairėje pusėje pamačiau 3 aukštas, gražias, protingas šviesos būtybės, kurios buvo be išraiškingų bruožų, tačiau mačiau jų siluetus. Tačiau tuo pačiu aš taip pat galėjau ir matyti kiaurai per jas. Viena būtybė man ištiesė ranką ir pakvietė eiti kartu, tačiau aš pabūgau ir pasakiau ne. Aš žinojau, kad jeigu su jomis eisiu kartu, aš negalėsiu sugrįžti. Ir tada supratau, kad priešais mane yra visos meilės ir galios šaltinis. Priešais mane atsirado milžiniška, galinga ir neįtikėtina meilė spinduliuojanti būtybė, kuri buvo visko esmė. Toji būtybė buvo sudaryta iš meilės ir toji meilė mane visą persmelkė tarsi elektros srovė. Man yra labai sudėtinga paaiškinti visą tą būseną ir aš neturėjau jokių abejonių, kas buvo priešais mane. Tai buvo tai, ką mes vadiname Dievu. Ir aš pradėjau maldauti, kad man leistų grįžti atgal, kad pas mane yra 3 vaikai, kad aš noriu būti su savo vaikais. Aš buvau labai pasimetusi, tačiau toji būtybė buvo visiškai rami ir aš supratau, kad ji mane pilnai žino ir labai gerai pažįsta. Supratau, kad toji būtybė mane myli iš esmės ir manyje buvo aiškus jausmas, jog aš esu svarbi šiai būtybei. Supratau, jog toji būtybė pilnai ir nuodugniai pažįsta mane tokią, kokią aš esu, tačiau aš nejaučiau jokio pasmerkimo. Kaip tik atvirkščiai, aš jaučiau, kad ji mane visiškai supranta ir palaiko. Esant anapus toje būsenoje nebuvo jokių žodžių. Ten buvo tiesiog žinojimas
Ir visos mintys ir visa informacija, visos žinios buvo iš karto prieinamos bet kurią akimirką. Ir staiga mes atsidūrėme kažkokioje kitoje aplinkoje, kur buvo daugybė milijonų žmonių žiūrinčių į mane. Jie tiesiog stovėjo ir laukė manęs. Aš buvau labai suglumusi ir šios būtybės paklausiau, ką man dabar daryti. O ji man atsakė, tiesiog mylėk juos. Ir žvelgdama į šiuos žmones aš pagalvojau, jog taip, aš tikrai galiu juos mylėti. Ir tada vėl paklausiau, tai ką man jiems pasakyti? Ir man atsakė, sakyk jiems tiesą. Aš pagalvojau, jog taip, aš galiu jiems sakyti tiesą. Ir tada paklausiau, o man gal reiktų kažką pakeisti? Ir man su šypsena atsakė, tau nieko keisti nereikia. Aš pasakiau, kad viską suprantu, tačiau kaip viso to galiu išmokti? Kaip mylėti ir sakyti tiesą? Ir man pasakė, jog visa tai jau yra manyje. Ir tada supratau, jog visa tai yra kiekviename iš mūsų. Savyje pajutau tokį ramybės jausmą, tarsi anksčiau niekada nebūčiau žinojusi absoliučios ramybės. Taigi, aš žiūrėjau į šią begalinę daugybę žmonių, stovinčių vienas prie kito. Jie buvo labai skirtingi. Priešais mane stovėjo visi žmonės, kurie tik buvo, ir nei vieno žmogaus nebuvo atskirai, visi jie buvo kartu. Tada aš suvokiau, jog Dievas myli visus šiuos žmones ir visus vienodai ir besąlygiškai. Staiga aš pajutau, jog mane tiesiog, taip sakant, įtraukė į Dievo vidų. Man yra labai sunku tai paaiškinti, tačiau taip ir nutiko, jog mane tiesiog įtraukė į dievišką šviesą. Ir būdama viduje aš pilnai suvokiau save ir supratau, kad aš nesu kūnas, kad aš esu daug daugiau negu materialus kūnas. Ir būnant šioje šviesoje, aš taip pat pamačiau visus žmones. Tuo metu mane užpildė besąlygiška meilė. Aš pradėjau jausti žmonėms užuojautą ir gailestingumą. Ir supratau, kokie yra svarbūs žmonės buvę mano gyvenime. Supratau svarbą visų tų dramatiškų įvykių buvusių mano gyvenime iki šiol. Ir dabar aš galėjau pamatyti viską iš kitos perspektyvos. Aš pamačiau didesnį bei išsamesnį vaizdą, kuriame viskas buvo logiška bei tobula. Tada supratau, kad kiekviename iš mūsų yra didžiulis potencialas, bet apie tą potencialą mes nieko nesuvokiame. Taigi aš supratau, kad visos tos mano patirtys ir visos dramatiškos situacijos buvo žymiai daugiau, negu aš maniau būdama žemėje. Ir taip pat supratau, kad nepasiekiau tikslo savo gyvenime ir kad grįšiu į savo kūną, į savo žemišką gyvenimą. Tačiau būnant anapus, aš tiesiog mėgavausi savo būseną. Ir netikėtai aš žaibiškai išskridau iš anapus ir atsidūriau savo kūne. Visa drebėdama ir gaudydama orą aš stipriai įkvėpiau. Ir draugui buvusiam šalia manęs ėmiau šaukti. Aš gyva, Dievas tikrai egzistuoja, visa tai yra tiesa. O mano draugas žiūrėjo į mane, išsigandęs ir visas išbalęs. Mano gyvenimas nuo tos nakties kardinaliai pasikeitė. Ir nuo to momento visas mano noras vartoti kažkokias medžiagas tiesiog išnyko. Išnyko ir mano priklausomybė nuo pinigų bei materialių dalykų. Taip pat išnyko mano nerimas ir depresija, dingo savęs neapykanta. Pirmą kartą pradėjau gyventi visiškai kitaip.
Galiu nuoširdžiai pasakyti, kad tas žmogus, kuriuo buvau, ta moteris, kuria buvau, ji dingo. Mano senoji asmenybė mirė ir gimė nauja. Taip pat pasikeitė ir visi mano pomėgiai. Dabar aš esu visiškai kitas žmogus. Tačiau stengdamasi mylėti kitus žmones, aš supratau, jog tai nėra labai lengva, kaip tikėjausi. Ir nuo to momento aš daug išmokau, kai atsidurdavau skirtingose situacijose, bandydama žmonėms rodyti savo meilę. Taigi, yra labai sunku iš tikrųjų mylėti žmones, kurie yra nemieli. Tačiau tikras talentas yra pamatyti, kas šie žmonės yra iš tikrųjų ir suvokti, kuo jie bus vėliau.